Na, tai dar kartelį labas rytas. Labai džiaugiuosi galėdamas jūs pasveikinti šiandien po Kauno technologijų mokymo centro stogu. Ir man mama visą laiką sakydavo, kad pusryčiai yra pats svarbiausias dienos maistas. Tai tikiuosi, kad šitie pusryčiai taip pat bus mums vienas iš svarbesnių, ne tik tai maistų skrandžiui, bet ir maistų mūsų sielai, penas mūsų mintims. Ir tikiu, kad iš to, ką mes šiandien pakalbėsime, tikrai galėsime dėti tolimesnį bendradarbiavimo pamatą ne vienom projekte. Na, simboliška tai, kad mes šiandien susirinkę esame sektorinėme praktinio mokymo centre, būtent baldų gamybos ir medienos inovacijų. Tai yra vieta, kurios užmanimas ją kuriant buvo, kad čia susirinktų visi pagrindiniai žmonės, kurie kuria Lietuvą. Tai yra švietimo darbuotojai, tai yra verslo darbuotojai, tai yra akademinė bendruomenė, na, visi tie, kurie kuriam Lietuvą. Tai tikiu, kad šiandien mes tikrai pasisemsim ne vienos idėjos, kaip padaryti, kad ta kūryba mūsų atneštų tikrai apčiuopiamų vaisių. Džiaugiuosi matydamas jūs čia, sveikinu visus ir turbūt perduosiu žodį su idėjos sumanytojui Dariui. Labas rytas visiems. Malonu jūs visus matyti, tikrai pakankamai didelis gausus būrys. Šiandien mes turėsime 2 pranešimus ir po to labai įdomią diskusiją. Kviečiu Limprą, Tomą Prusą, Limprą prezidentą, tada kviečiu Boguslavą, prašau, Andrių Veršinską, Kauno IN verslo skyriaus vadovą, kviečiu Vytautą Jokužį, Elinta generalinį direktorių ir Paulių Čiapą, šių namų šeimininką. Ir turėsime mes diskusiją. Tai dėkui tada sutikusiems dalyvauti diskusijoje. Ir mano bus pirmas iš karto klausimas. Lietuva 2030 inžinierijos šalis. Tai kiek čia mūsų ta svajonė, ta vizija, ta misija yra teisinga. Ir aš paprašysiu tada Tomo Prusą pasakyti, kodėl reikia arba verta būti inžinieriu, tą puikią superinę frazę. Kasgi tas yra inžinierius? Sveiki visi ir kviečiu uždavinėti klausimus diskusijoje taip pat, visiems lygiai taip pat. O 2030 Lietuva taps inžinierijos šalis, jeigu mes patys, mūsų vaikai, mūsų jaunimas taps kūrėjais. Tai kūrėjais plačiaja ta žodžio prasme. Ir čia labai inžinerija žodis platus, nuo iki ir, sakyčiau, gal net neturintis ribų. Tai iš to, ką turim, į tai, ką reikia ir nėra, bet ko dar nėra. Tai šitai transformacijai įgyvendint reikia turėti kompetencijų. Įgūdžių, gebėjimų neužtenka. Reikia turėti kompetencijų. Ir čia mes diskusiją turėsim, kaip jos atsiranda arba kaip jas vis tik tai padėti įgyti. Ir kaip tiem vaikams išmokti daryti tai, ko reikia rinkai, panaudojant visus savo gebėjimus. Bet pradžiai, kaip tiem vaikams atrasti tą tokį kūrėjo būvį savy, arba tą kūrėją savy. Ir kaip įgalinti juos, kaip jiem duoti pasibandyti nuo 1 klasės, o gal netgi nuo darželio. Ir ką mes planuojame daryti ir ką mes jau darome, kad tiem 1-okam ir tiem 8-okam ar 12-okam suteikti tokias galimybės. Ta diskusija va šita ir bus apie tai. Ir 2030 tikrai taps Lietuva inžinerijos šalimi, nes mes matom teigiamus požymius jau šiais metais. Ir jeigu dirbsim toliau, ir jeigu mes kiekvienas pasakosim savo vaikams, eisim į mokyklas ir kalbinsim tos mokytojus, padėsim tam verslui atrasti vaikus, tiems vaikams atrasti verslą, tai taip ir įvyks. Tai nėra svajonė, tai yra darbo rezultatas. Ir jis bus, jeigu mes darysim tai, ką pradėjom daryti. Tiek trumpai. Ačiū Tomai. Turėjimas tai yra pastangų rezultatas. Tai turime labai aišku užrašą, reikia to siekti. Tada dabar paklausiu Kaunas IN, kuris yra vis dėlto savivaldybės teiktos organizacijos atstovas.
ar Kauno regiono valdžia arba Kauno turbūt miesto mato Kauną kaip inžinierinį miestą 2030? Ar bus inžinierinė kryptis, tai tikrai bus, nes jeigu Kaunas nebus, tai Lietuvoje tikrai jau nebus. Tai ar bus tik inžinierinė, tikrai ne, bet tikrai ta pusė yra dirbama, ta pusė yra prioritetinė ir labai norisi paantrinti tą pradžioj sakytą momentą, kad kokia inžinierinė šalis bus, tai tikrai judesys yra į aukštą pridėtinę vertę, tas yra neišvengiamas, taiga iš kažkur Bangladešų pigių darbuotojų tikrai neatsiras. Ir tikrai turim judėti, kaip sakyti, elinta yra ateitis, taip paėmus tokią universalę elintą. Ir šitie sektoriai irgi yra mūsų ekonominė ateitis. Tai tikrai bus, šiek tiek darbuojamės, daug sisteminių problemų. Mums asmeniškai kaip Kaunas In, truputiškai lietuviškai pasibėdavojant, trūksta resursų, kad visus kampus apdengtume ir padėtume. Čia buvo minėta apie mokymo sistemą, tai dabar yra atsiradę karjeros konsultantai, kiekvienoje mokykloje yra atsiradęs prie užimtumo tarnybos karjero centrai, kurie kaip ir koordinuoja tos konsultantus darbui bendrai su mokyklomis. Problema yra, kad jie dažniausiai nelabai žino, kas yra tam realiam pasaulyje. Tai mes su jais bandom darbuotis, nebejoju, ir Limpro darbuojasi ir kiekvienom įmonėm pasikreips ir reiktų priimti, tai to darbo tikrai reikia. Ir kiek bus inžinerinė, tai tikrai priklauso labai didelė dalimis nuo mūsų, nors yra tikrai sisteminių bottleneckų ir problemų, kurie sunku įspręsti, bet patys kaip Kaunas, kiek Kauną atstovaujam, darbuojamės ir stengiamės į tą pusę eiti. Tai sakau, šiek tiek įsiplėčiau, kadangi nemažai to konteksto buvo, kur norėjusi sureaguoti, bet atsakant į klausimą, tikrai taip, į tą pusę turi eiti, o kiek, tai tikrai visų bendros pastangos tik tai parodys. Ačiū, Tomas, trumpas komentaras. Paminėti apie profiliavimą ir aš norėčiau šito vietoje, kad įvesti aiškumą, kas tas yra ir kaip čia įsijungs ir kas čia nutiko. Ir iš kur tas profiliavimas, garsus žodis ir kaip čia dingo tie fizikai, chemikai, mokytojai. Tai kad aš priminsiu tą visą istoriją, reiškia 2000-ieji, kai įsijungė profiliavimo programa ir kai buvo duodama vaikams pasirinkti, ar vis tik tai rinktis pamokas fizikos, chemijos, matematikos ir biologijos. Ir be abejo, jūs patys suprantat, kad viskas teka lengvąją kryptim ir jeigu mes tam neparuoštam vaikui duodam nuspręsti, kas turi formuoti švietimo sistemą, mes jam tą davėm. Tai tie vaikai pasirinko tų dalykų nesimokyti. Ir taip užsisukė spiralė. 2000 metais buvo jinai aktyvuota pirma, tai reiškia fizika, chemija, matematika ir biologija. Buvo deaktyvuota iš švietimo sistemos, nes visiems vaikams nuo tų metų buvo leista pasirinkti mokytis ar nesimokyti gimnazijoje tų dalykų. Po truputį chaosas buvo pagautas 14 metais, kai buvo aktyvuota, kad matematika bent jau gražinkim. Ir matematika buvo gražinta 14 metais. Iki šiol negražinta nei chemija, nei fizika, nei biologija. Ko pasekoj švietimo sistema pati valgė save. Tai reiškia, vaikam leidžiam pasirinkti nesimokyti, vaikai nesimoko, nėra vaikų, nėra grupių, nereikia mokytojų, neruoškim mokytojų. Tai yra labai puiku, jeigu įmam vadybinį sprendimą, nes tai yra kitus mokytojus paruošti pigiau, tiesiai šviesiai jums sakau, negu fizika, arba chemika, arba matematika. Tai yra pigiau paruošti kitus mokytojus. Ir kam ruošti tuos brangius, jeigu jų nesirenka vaikai, o mes tada ką formuojam, koks yra tikslas švietimo sistemos, vis tik tai formuoti visuomenę, ar leisti visuomeniai nedaryti to, kas yra galbūt sunkiau tam vaikui tuo momentu, o po to jisai gailėsis ir sakys, aš nerandu gero darbo ir nemoku nieko kurti šiam gyvenime. Tai va šitame etape mes šiais metais aktyvuojasi, man atrodo, paskutinis etapas šito pasirinkimo ir dabar gausis taip, kad jeigu 10 klasiai nepasirinksi, tai gausis, kad 11 ir 12 neturėsi. Pati švietimo sistema aiškiai indikuoja, kad 50% absolventų 12 nežino, kur studijuoti. Išgirskit, pusė vaikų baigusių gimnaziją neturi žalio supratimo, ką jie toliau darys. Bet jie jau prieš tai pasirinko ir 2 metus neturėjo fizikos. Ir dabar įsivaizduokit tą vaiką, jis neturi jokių šansų stoti iš karto, jis jau nuprofiliuotas. Ir tas iki jis nežino, bet jam galbūt dabar staigiai susidomėjo, pamatė, nuvažiavo į gamyklą, padalyvavo kažkokioj tai programai, bet jis jau iškirptas yra, ne? Ir mes tada pradedam diskutuoti, kaip galim čia staigiai lopyti, verslas, darykit burelius, priimkit, mokykit viduj. Taip, viską tą daro, verslas jau labai senai viduj moko tuos darbuotojus įgyti tas kompetencijas, kad kurti vertę. Nes švietimo sistema
jeigu jūs išgirdot Dariaus prezentacijoje apie vaiką kaip produktą, nes čia yra filosofinis klausimas, kuris iki šiol yra, jį uždavus, diskusija baigėsi, nes kita pusė įsižeidžia. Ir švietimo sistema sako, vaikas yra klientas. Ne, vaikas nėra klientas. Nes jeigu švietimo sistema tik tai turi vaiką kaip klientą, tai švietimo sistema neprisima savo darbo broko. Nes jis tas vaikas pasirinko, jis ten pasirinko nesimokyt, jis pasirinko nesirinkti matematikos, fizikos, chemijos ar dar kažko tai, ko mes jam leidom nesirinkti. Ir mes neprisimam jokios atsakomybės už savo darbo rezultatą. Dabar jeigu švietimo sistema būtų įmonė ir gamintų tiek pat broko, jinai būtų senai likviduota arba reformuota. Ne? Bet čia mes grįžtam prie to filosofinio klausimo. Vaikas yra produktas. Ir jeigu tai yra produktas, tai reiškia mano darbas, kuria broką šitam produktui. Tas vaikas neturi kompetencijų, tas vaikas buvo nesudomintas, tas vaikas buvo neišmokytas, tas vaikas buvo neįstatytas į tas ribas, kad mes turim 15% visos bendruomenės didelę intenciją norinčių būti inžinieriais. Ir jeigu jie pasirinks kitas specialybės, o jie pasirinks kitas specialybės, nes, tu protinga mergaitė, eik į teisę, tap gydytoja, taip dar kažką. O gal taptų ten, sakau, 15% yra, kur nori kurti kažką tokio, ko reikia. Taip, pasirinks. Ir po to kuriam nelaimingų, depresuotų žmonių bendruomenę. Ką mes tą darom? Ne? Mes manom, kad su pinigais išspręsim viską. Jeigu tu protingas, eik ten, kur yra pinigų. Pinigų yra labai daug kur šiais laikais. Bet jeigu mes turim mokytojus kaip grupę, pagrindinius influencerius visiems mūsų vaikams, o tai yra tiesa, numeris 1 influenceris bet kuriam vaikui Lietuvoje yra mokytojų bendruomenė. Kaip visuma. Ne pavienis mokytojas, ne paviena mokytoja, pabrėžiu galūnę, nes statistiškai tai yra 58 metų, 56-8 čia priklauso pilno etatų, nepilno etatų skaičiuosi ir taip toliau, socialinius mokslus baigusių moteris. Jinai su geriausia intencija patars tai, ką jinai tikrai, ypatingai mergaitėm, rinktis ten, čia kažkur tai fizika, čia kažkokia tai inžinierija, ne tau, tu ten eik, neik ir taip toliau. Ir taip nuprofiliuojami tie vaikai. O čia dar įsijungia formalūs dalykai, kad tu dabar ir nesirink tos matematikos, tu dabar ir nesirink tos chemijos reikiamų lygių ar fizikos reikiamų lygių. Ir aš čia nieko nekaltinu, čia visą daroma su geriausia intencija iš tikrųjų. Bet mes taip užprogramuojam tuos vaikus ir visą savo visuomenę ir po to stebimės, kad yra daugybė bedarbių su aukštuoju, turime daug žmonių dirbančių, turinčių gerą statusą, gerus darbus, gerus atlyginimus, depresuojančių, nes nekenčiančių tai, ką daro ir taip toliau. Ta prasme, kodėl mes negalim pradėti nuo to, ką reikia pradėti daryti, kad švietimo sistema, vaikai švietimo sistemoje yra produktas. Gaminat broką, jūs nedirbat savo darbo. Formuokite save taip, kad negamintumėte to broko. Adaptuokitės prie to jauno žmogaus šiuolaikinių realijų, kad jam būtų įdomu tenai. Ir aš nekaltinu tik pavienių mokytojų, jie daro labai sunku darbą. Jie dirba maksimaliai pagal tą programą, kurią nuleidžia ir siekia tų rodiklių, kurių reikalauja. Bet čia kaip visada, ką matuosim, tokie ir būsim. Tai švietimo sistema kaip sistema nefunkcionuoja, ją reikia labai stipriai reformuoti, adaptuoti, suteikti daugiau teisų. Ir čia mes galim pasižvalgyti gerųjų praktikų labai daug yra aplinkui, ne? Suomija ta pati, kur mes čia karts nuo karto vis pasižiūrim, bet toli gražu taip nepadaro. Ir grįžkim prie to pačio, vien, mokytojas vis tik tai turi būti prestižinė profesija. Aš visiškai tam pritariu, bet tai niekada nebus, kol nebus įgyvenintos rekomendacijos. 2 vidutiniai, bet kurios bendruomenės, kurioje dirba tas mokytojas atlygiai, yra minimalus mokytojo atlyginimas. Kol taip nėra, mes galim diskutuoti, ką mes norim. Nes tai yra OECD, tai yra bent visos pasaulių žmonijos išmintis taip, kad ta bendruomenė, kuri net tokių neformuoja tokios sistemos, neturės prestižo tai profesijai, nesukurs prestižo tai profesijai. Kol nebus mažiausiai 2 vidutiniai atlyginimai. Tai yra minimum mokytojų. Ir turi būti ir daugiau. Pažiūrėkim, kiek uždirba mokytojai Suomijoje, palyginant su kitais. Tai yra super prestižinė. Ten patys geriausi,
kurie baigia geriausius universitetus, geriausiais pažymiais, siekia ir būna didžiulis konkursas patap mokytojais. Todėl, kad tai yra tikrai fainas darbas su daugybė laisvės, su daugybė atsakomybių, interpretacijai tai programai, kaip adaptuoti su tais vaikais konkrečiai, su kuriais tu dirbi. Kol taip nebus Lietuvoje, man labai gaila. Mes turim padėti tam įvykti. Čia ne apie pavarkšlenimą. Čia apie tai, kad mes turim, iš to, kad turim, pradėti siekti rezultatą, būti kūrybiški. Nes tik taip tas 2030 Lietuva pataps inžinerijos šalimi. Ateityje bus 2 profesijos. 2 kategorijos, tik tai. Nebus nieko kito. Nieko kito. Gyvybės mokslai ir viskas, kas su tuo susiję, su gyvybė ir visa kita bus inžinerija. Ir aš dar abejočiau, ar gyvybės mokslai nėra inžinerija. Tai šitoj vietoje ir tam įeina ir socialinė inžinerija, bendruomenė inžinerija. Visa tai vis tiek susiveda į tą pačią, kad mes turim dirbti su skaičiais, o čia reiškia, atsistoja matematika, mes turim suprasti dėsnius, o čia atsistoja fizika. Ne? Mes turim labai daug ką suprasti, kad visą tai tenai mes sugebėtumėm kurti ir uždirbti. Kurti vertę ir uždirbti. Pagidautina Lietuvoje ir pagidautina, kad mūsų paslaugas pirktų visas pasaulis. Tik taip mes gyvensim turtingai, lokaliai, dirbdami globaliai. Va ir viskas šitai diskusijai. Ačiū labai. Paprašysiu Pauliaus, čia po būtent švietimo. Jau yra ranka, tai palaukit. Tomai, turiu pas tave klausimą, kaip su vaikų skatinimui tiksliaisiais mokslais, čia labai gera buvo jūsų iniciatyva patiems ir parodyti, kaip tą dalyką daryti ir nuo to yra užkrečiamas pavyzdys. O kaip padaryti su politikais, kad priimtų tą kaipgi tiksliųjų mokslų programą privalomą iki 12 klasės, nes kaip šitą pradėti daryti mums čia esantiems, nes su tiksliaisiais mokslais buvo fantastika jūsų iniciatyva. Ir va čia puikus klausimas, ir čia nėra va taip vieno dalyko, kad va klikt padarysim ir tai įvyks. Yra keletą dalykų. Ir aš labiau sakyčiau, kad mes vis tik taip turim pradėti profiliuoti vaikus 1 klasėje. Profiliuoti gerąją tą žodžio prasme, tai reiškia pastumėti ten, kur reikia. Žinant ir suprantant, kas ateityje bus reikalinga, ne, kad visos tos profesijos bus inžinerinės, apie ką mes bešnekėtumėm, visose reikės matematikos, kad mes suprastumėm tą, ką ten darom, ir visur ten reikės kažką tai kurti, tai mes puikiai turim suvokti, kad padarykim pirmokus kūrėjais. Ir turim gerą programą. Nusikopijavome iš Suomių vėl, viens prie vieno. This works. Thisworks.fi galit pasižiūrėti, bet kad ir dabar, kaip tai, jinai yra verčiama į lietuvių kalbą, jinai bus įgyvendinta su švietimo ir mokslo ir sporto ministerija, kad vis tik tai yra pirmokams suteikiamas šansas patapti kūrėjais. Ten, jeigu žinot, Angry Birds žaidimą, Rovio studiją, sukūrė personažus ir visą tai, aš labai trumpai, ilgai nepasakosiu, tiem pirmokams suteikiamas šansas padėti ateiviams, kurie patyrė avariją ir nusileido žemę ir nenori daug viešumo. Todėl kreipiasi į pačius kūrybingiausius, aišku, pasaulio atstovus, pirmokus, ką daugiau. Ir jie ten bando spręsti kūrybiškai tą problemą. Ten nereikia nieko labai ypatingai su inžinerija, bet tai yra darbas grupėse, kuriant prototipus. Ir iš to, ką turi aplinkoje ir teikia papasakoti, kokias funkcijas jis darys. Čia prototipas jis dar neveikia, bet jis darys. Tai tie kūrėjai, kurie tenai, tai Suomiai tą daro, 1000 mokyklų dalyvauja. Tie vaikai po to patys užsidega kažką pastoviai kurti. Aš noriu daryti, aš noriu kurti, aš noriu auginti naujo rūšio augalėlius, aš noriu kurti kažkokius cheminius procesus, aš noriu kažką lituoti ir jungti ir kurti ir padaryti funkcionuojantį, o gal pasidaryti savo telefono pakrovėją pats, ne? Tai va šitoj vietoje čia švietimo ministerija po truputį tą įsijungia. Kada švietimo ministerija įjungs atbulinę pavarą ir aktyvuos, kad fizika, biologija ir chemija bus lygiai taip pat privaloma kaip matematika iki 12 klasės, must ir visiems vienodų lygių, be šansų pasirinkti, aš dar nežinau. Bet mes labai kalbinam, kad tai gyvendintų kuo greičiau. Nes dabar tai yra ne tik politinė valia, dabar tai yra pasiekmių sprendimo klausimas. Nes pasiekmių, o taigi tai reiškia, jeigu teoriškai rytoj sakytų, viskas nuo rytojos privaloma, švietimo ministerija iš karto turi pripažinti antrą klausimą. Nebėra mokytojų. Fizikos, chemijos, biologijos, nes 20 metų su viršum mes leidom jų nesirinkti. O kai leidom jų nesirinkti, automatiškai mažinom poreikį, o kai mažinom poreikį,
praėjo kelios kartos, prasisukė, kurių mums tiesiog neformavom jų ugdymo. Ir dabar, aš dar pasakysiu žudantį tokį dalyką. Pavyzdžiui, kai nebėra pedagoginio universiteto, tai dabar visi specializacijas ruošia. Ir kaip pavyzdys, tu nori būti fiziku, mokytoju. Kaip jo tapti? Stoju Vilnius universitetą, fizikos katedrą, mokaisi kaip ir visi kiti tavo draugai, tą pačią fiziką. Ne? Dabar įsivaizduokit tokį kontekstą. Ten jauna. Dažnu atveju tai yra vis tik tai vyrai. Kažkodėl tai. Nežinau kodėl. Aš manau, kad taip pat nuprofiliuotos yra mergaitės. Tai va šitoj vietoje. Ir dabar įsivaizduokit tą jauną besimokantį fiziką. Ir jisai baigė tą fiziką. Po to dar baigė porą ten kreditų kažką pedagoginio. Ir jisai gauna tą patį universiteto diplomą, Vilnius universiteto diplomą kaip fizikos pedagogas. Ir visi jo draugai varo į teltonikas, į kontinentalius, į lazerius, į Elinta Charge, elektromobilius, konferencijas, pasaulinių lygių, gerus atlyginimus. O tu važiuoji į, nežinau, nieko, neįsižeiskit, jeigu kažką besiu, į Telšius dėstyti fiziką į eilinę mokyklą. Ane? Su geriausia intencija, tu ten pratemsi 2 metus ir tavo visi draugai sakys, pažiūrėk, gerą galvą turėjai, atvaryk, mums čia poreikis yra. Kiek užtruks laiko, kol tu palūši? Atsakyk. Ok, 2 mėnesius, aš gal duočiau gal metus. Žiūrėkit, bet ir čia šitoj vietoj mes turim dilemą, ne? Vis tik tai, o tai kaip tie fizikai, tai kodėl dabar jie tenai nenori rinktis? Kiek pernai paruošė fizikos mokytojai? Čia toks anekdotas. 2, abu. Kiek jų reikėjo, ne? Reikėjo kokių 300, ne? Tai ir matot kontrastą, žiūrėk, mes galim pasijuokti, tai yra anekdotas ir yra, kad pabaiga būna netikėta ir mus šokiruojant ir mes galim iš to pasijuokti. Tikėjotės, kad bus ten tiek. Tai ne apie tai nieko neišspręs, įjungiam šitą privalomumą ir atsiranda dilema, kai aš sutinku savo fizikos mokytoją, aš pats baigiau mokyklą 96, ne? Aš sutinku švietimo renginį savo fizikos mokytoją. Jis toks pat su akiniais ir barzda. Tugi pensininkas turėjai būti jau tada, aš jau baigiau, buvo jis toks pat su akiniais ir barzda senas. Tai tas buvo 96 metais. Aš dabar jį sutinku šiais metais ir jis sako, aš dirbu 3 mokyklose, galėčiau dirbti 5. Tiesiog paroj tiek valandų nėra. Aš dar turiu kažkaip pavalgyti, jis dar kautais dirba ir taip toliau. Jis gali tik įsivaizduoti poreikį fizikos mokytojų. Čia kaip pavyzdys. Panevėžy. Jūs galvojat, kad Vilniuje geriau, ar ten Kaune geriau? Jūs paklausit, kiek trūksta mokytojų Kaune fizikos, chemijos, matematikos. Žinot tokį dalyką? Nes kol to nebus, kol švietimo skyrius savivaldybei nespręs šito klausimo radikaliai, nelaukiant sprendimų iš švietimo ministerijos, nes vis tik tai yra stakeholderis, yra savivaldybė daugeliu mokyklų, tai niekos neįvyks. Žinot, ką daro verslas, kai trūksta kompetentingų žmonių tam tikrose srityse? Kelia atlyginimą tai pozicijai. Ane? Reikia inžinieriaus, nerandu. Įdėjau skelbimą, nėra kandidatų. Pakėliau atlyginimą. Dar nėra, dar pakėliau atlyginimą. Dar nėra, dar pakėliau. O jau pradėjo eiti, dar mažai, dar pakėliau. Kažkuriam yra tas taškas lūžio, kur prasideda srautas pas tave iš aplinkinių įmonių, specialistų. Ir žiūrėkit, tai yra paskata. Ką mes sakom su eurais, ane? Mes sakom ačiū. Nėra geresnio būdo pasakyti ačiū kaip eurais. Nes tai yra įvertinimas, kurį mes pamatuojam. Ane? Kitokiu atveju ačiū neturi dydžio dedamosios. Ane? Mums sako, kokio dydžio yra tavo ačiū. Va tokio būtent 900 eurų. O turėtų galbūt ne 900, turėtų būti 2000 į rankas kaip mažiausias atlyginimas pradedančiam be praktikos mokytojui su visa kategorija į viršų. Taip, ogi todėl, kad tai yra nepatogiai tiesa, mes turim per daug mokytojų. Mes turim biudžetą, kuris mūsų Lietuvoje yra labai didelis, bet mes turim labai neefektyviai tos pinigus panaudojam. Yra per daug mokytojų, bet nepatogiai tiesa, kad galbūt per daug yra lietuvių kalbos mokytojų, ne? Ir trūksta fizikos. O gal per daug kitų, aš nieko prieš lietuvių kalbą.
Jo, aš... Tomai, leiskim pasisakyti švietimo atstovai, nes čia mes biškelį kalam tą švietimą. Žiūrėkit, aš suprantu, aš galiu šitos vinis kalti iki vakaro, žiūrėkit. Ir čia bus atskira tema ir turiu labai daug argumentų, žinokit. Ir faktų, ir statistikos, ir jinai yra nemaloni. Sandra, ir kadangi yra nemaloni, niekas nebendrauja. Pakvieskite į konferenciją. Žinau, kad jūs darysit konferenciją, tai pakvieskite tikrai. Gerai, Dariau, aš net klausimo neišklausiau, jau pradėjau kalbėti. Klausimą užduok. Pradėjom nuo to, Lietuva 2030, ne, ir mes girdėjome būtent iš Kauno atstovo informaciją, ką jie daro, ką jie veikia, ir mes vis dėlto nuėjome iki to, kad nematysime tos Lietuvos 2030 inžinierijos šalies, jeigu nebus švietimo sistemos. Tai vėl kalbame apie ligas, sisteminės kai kurias. Tai būtent, Pauliau, iš jūsų pusės, ar jūs čia norite dabar pasiteisinti, ar norite kirsti atgal verslui ir pasakyti, ką jūs kaip švietimas darote, padarysite, arba ko norite iš verslo, arba iš ekosistemos, kad Lietuva 2030 būtų inžinierijos šalis. Tai kaip čia padaryti, kad nekalbėt labai ilgai? Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad šiandien dienai Kauno technologijų mokymo centras yra antra pagal dydį Respublikoje profesinio mokymo institucija ir antra pagal dydį Kaune. Tai reiškia, kad šiandien dienai turim 3000 besimokančiųjų, kurių 70% yra inžineriniai krypty. Ir kaip jums atrodo, ką mes nusileidžiam tiek Respublikoje, tiek ir Kaune, vienai mokyklai, kuri ruošia grožio specialistus. Tai yra grožio ir paslaugų industrija. Ten yra 4000 besimokančiųjų. Tai tam, kad pasiektumėm šitą skaičių, mes padarėm labai daug ir juodo darbo, ir tokio darbo, kuris nesisieja su tiesioginė mūsų veikla. Tai yra pamokų vedimu. Nes jeigu mes būtumėm tik tai pamokas vedę, tai to rezultato mes tikrai nebūtumėm turėję. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad daugybę kartų buvo visais įmanomais frontais ieškoma bendradarbiavimo, bet ne bendradarbiavimo dėl bendradarbiavimo, o bendradarbiavimo dėl rezultato. Reiškia, tikrai nei ministerija, nei savivaldybė, nei verslo žmonės nieko nepaėmė ir nepadavė. Viską, ką mes padarėm savo komandos žmonių didžiulių pastangų ir to rezultato, ta prasme, to darbo dėka. Reiškia, tam, kad mes gautumėm įrangą, reikėjo eiti įrodinėti, pateikinėti ataskaitas, rodyti rezultatą, įtikint, kad tavo rezultatas yra toks, kad tu esi vertas to gauti. Ir šiandien dienai mes turim tikrai nemažai, aišku, tam, kad galėtumėm sudaryti sąlygas savo, kad aš kaip vadovas galėčiau sudaryti sąlygas savo darbuotojams, kurių labai nemaža dalis yra prieš pensinio amžiaus. Ir neturėdamas tokių laisvių, kaip kad verslas turi, nes viskas yra biudžeto eilutėse, viskas yra koeficientų rėmuose, viskas yra, ta prasme, nedaug dievė valstybės kontrolės padidinamajam stikle, bet vis tiek, kad tie žmonės, jie dirbtų mokytojais ir iš esmės technologinių dalykų mokytojais, elektros inžinerija, medžiagų inžinerija, ten, nežinau, statybos dalykai visi ir kiti. Tai yra pakankamai sudėtingos, orlaivių mechanika. Ir visą tą reikia padaryti su tokiais resursais, kuriais tu turi. Ir taip, ir mes turim iniciatyvą iš darbdavių, BS Academy, ta prasme, tie patys Limpros visi renginiai, kiek įmanoma, tai yra visos parodos, kiek mes spėjame, karjeros dienos su darbdaviais, patys važiuojam, priemam, rodom, kalbinam darbdavius dėl stipendijų, dėl pameistrysčių. Pameistrysčių procentas mūsų yra dvigubai beveik negu Lietuvos vidurkis. Tai
Tai vat, ir tas pasidaro tada, kada žmogus tikrai dirba daugiau, negu jam priklauso pagal pareiginį instrukciją. Tai čia ką mes darom. Tai, savivaldybė prisikalbėm, iš tikrųjų labai nedaug, 4000 eurų iš savivaldybės per metus, tam, kad galėtumėm nupirkti medžiagų šiek tiek, bet ne eurose esmė. Esmė, kad įsireikalavom dėmesio, kad bendro ugdymo mokiniai, kurie ateina pas mumis va čia į tas visas gamybinės patalpas, prisiliestų prie tikrų technologijų. Prie medienos apdirbimo technologijų, prie tekstilės apdirbimo technologijų, prie metalo apdirbimo technologijų, kad jie pačiupinėtų CNC stakles, kompiuterį, medį, metalą, pjūklą, rankinio apdirbimo įrankius, laidus sugebėtų sujungti. Tai 1500 šiandien prasukam per metus, jeigu teisingi skaičiai, Audriau. 2, pasirodo 2000 bendro ugdymo mokinių technologijų pamokų čia praeina. Šiaip įsidarbinamumas oficialus mūsų, pagal ką mes gražinamės, tai yra apie 78%. Ar pagal specialybę, kaip pasakius, aišku, kad paklaida yra, nes jeigu žmogus baigęs automechaniką vairuoja Barboros automobilį, tai jisai dirba pagal specialybę ar ne? Ne, aš irgi tokios nuomonės. Bet nepaisant to nusiurbė nemažai. Nusiurbė Barboros, nusiurbė plovyklos, nusiurbė visokie kitokie dalykai, kur nereikia labai daug rankų darbo ir atlyginimas, panašiai kaip ir pradedančiajam įmoniai. Tai, kaip man verslininkai yra sakę, verslas kaip vanduo, teka kur lengviau. Tai supras, žmogus jaunas šiandien dienai pagal naują karjeros sampratą irgi teka, kur jam lengviau. Tai tas sudaryk sąlygas jaunam žmogui. Inžinerinio profesijų drop-outas, iškritimas iš mokymo proceso, yra apie 20-25%, sakykime, normalus. Tai nenormalus jisai yra 20%. Jūsų 78 yra labai aukštas rodiklis. Aš nenoriu čia, kad supras, kad čia prastai kažkas, bet pats momentas, į ką mes fokusuojamės, ne? 78% yra geriau negu 76 arba 70, arba ten koks nors ten 65, kas yra, man regis, Lietuvos vidurkis, ne? Tai jūs ten tikrai 76 dabar minimum uždėjo, kaip reikalavimai, 78 jau virš reikalavimo, bet fokusas yra vis tik tai į broką turėtų būti, ne? Verslas fokusuojasi, kaip mažint broką. Nes tai, ką aš darau gerai, reiškia tik tiesiog darau more of the same ir viskas, ir varau. O broką kaip mažint. Tai va čia yra fokusas. Ir jisai, aš sutinku, dėl politikų, jie turėtų ten pagalvoti ir pasižiūrėti, kiekgi gamina broko švietimo sistema ir tik per tai jie matuot. Ir tos dalis, kurios gamina didelę dalį broko, jas reformuot. Ir neignoruoti realybės. Ir jeigu reikia kažkokiam mokytojų kategorijai mokėti didesnį atlyginimą, fizikam, neišvengiamai. Jeigu mes mokėsim fizikam tiek pat, kiek lietuvių kalbos, atsiprašau už lietuvių kalbą, mes niekada neturėsim fizikų ir mes visada turėsim per daug lietuvių kalbos mokytojų. Kas yra vyksta link to trendo. Tai reiškia, verslas neignoruoja realybės ir tam tikrom pozicijom moka daugiau, dėl to, kad jos yra paklausesnės, jos turi konkurenciją rinkoje dėl kitų priežasčių. Fundamentiniai tie visi mokslai, jie bus nuryti verslo. Va ir viskas. Bet tikrai aš tik tai galiu pagirti šitą įstaigą, dėl to, kad jinai pasiekė aukštą rezultatą, bet aš tik noriu dar sykį vadovam pabrėžti, fokusuokitės į gaminamą broką ir kaip jį sumažinti. Ir nesigirkit to, ką padarot gerai su procentais, ne 78%, jeigu gamyklos direktorius atsistotų, pavyzdžiui, Elinda, jis sakytų, 78% mūsų produkcijos yra gera. Žinot, kas yra akcininkai galos nusukiotų jam visi? Tai va, duodam dabar tada Vytautui ir pasisakyti. Vytautai. Na, čia aš buvau daug kartų paminėtas. Tai iš tikrųjų Elenta yra įmonė, kuri nėra didelė įmonė, bet ji kuria naujas technologijas ir mes tengiamės, aš bent stengiuosi kažką tai pakeisti. Kaip tai pakeisti? Padaryta metodinė žiauri klaida įvedus profiliavimą ir atėmus iš vaikų galimybę pasirinkti profesiją. Vaikai nesimoko matematikos, fizikos, jie baigia nežinau ko būt, o pasirinkimas profesijos iš jų atimtas. Tai čia ačiū tiem galvošiam, kurie sugalvojo šitą sistemą. Dabar Lietuva 2030
strategija Lietuva 2050, viskas labai gražu. Mes norim gerai gyventi, mes norim būti gražus, turtingi ir kažkaip tai, man atrodo, nieko neveikti. O kas bus Lietuva 2030? Kas bus Lietuva 2050? Galime labai lengvai pamatyti. Lietuva gyvena tarp kitų šalių. Pamatuokime 6 klasės mokinių matematikos žinių lygį ir sužinosim, ar Lietuva bus ta šalis, kuri kurs inovatyvias technologijas su didesnė pridėtinė verte. Jeigu to nėra, tai mes turim kažką keisti. Na, aš ne politikas, negaliu įleisti įstatymų, negaliu atmesti ir panaikinti profiliuoto mokymo, bet aš tada pats verslas, manau, taip pat savo iniciatyvą nemažai ką gali padaryti. Ir aš darau, ką tik tai sugebu. Čia buvo minėtas, profesorius minėjo Ernestas Kalabutskas, kad tapo tokiu žmogum. Na, teko prisidėti ir prie to žmogaus, kai jam trūko pinigų paleisti pirmą balioną, kad iš viršaus nufotografuoti žemę. Na, tai čia mano partneris Vladas Lašas finansavo, aš pats irgi dalyvavau to baliono paleidime ir ieškojom, kuris nukrito, kaip nufotografavo. Tai tiesiog verslas labai mažais žingsneliais, bet gali kai ką padėti. Elinta, aš pats asmeniškai taip pat stengiuosi daug ką padaryti, kad apeinat, ne mokyklose, bet įmonėse būtų motyvuojami žmonės. Pas mane per metus laikosi apie 1000 moksleivių. Šiandien 2 valandą atvažiuoja autobusas su Kybartų moksleiviais. Ir kartais užtenka labai nedidelio pokalbio. 1,5 valandos pokalbio, parodymo, ką mes čia veikiam, kas Elintoj kūrėme, ką mes darom, kokias technologijas kūrėme ir žmonės pakeičia savo gyvenimą. Labai gerai sakėt. Aš net nesakau, kad reikia matematiką, fiziką mokyti. Reikia smegenis treniruoti, jeigu mes norim uždirbti su smegenim. O matematika, fizika tai yra smegenų treniravimo metodika. STEAM centrai, smegenų treniravimo metodika. Tai jeigu mes netreniruosime tam žmogui, neišmokysime jo, tai jis ir bus silpnas ir nepasirinks. Silpnas bus žmogus, silpna bus Lietuva. Na, dar iš savo patirties, ką mes dar darom. Tai šią vasarą ir nuo kada reikia pradėti treniruoti žmogų. Aš pastebėjau, kad jeigu atvyksta pas mane jau 10-11 klasės vaikai, tai aš baigėdamas visą laiką paklausiu, kas nori dirbti Elintoj. Nu, tai trečdalis galbūt pakelia ranką, bet nedaugiau. Jeigu aš pasakau kalbą ir pakalbu, ką mes darom, ką mes kuriam šeštokams, nu, galbūt 2-3 nepakelia rankos, kad nori dirbti Elintoj. Aš jie vizitinės išdalinu. Ir tai yra. Ir sakau, tu teiks tą vizitinę, kai tu norėsi dirbti. Ir kas yra įdomiausia, tokių žmonių yra. Yra, kuris išklausė mano pranešimą, yra, kuris paskui pasirinko inžinierijos specialybę, po to atliko praktiką Elintoj ir tai yra patys geriausi mūsų darbuotojai. Taip mes susirenkam savo darbuotojus. O nuo kada? Nuo 3 metų. Šiais metais mes Elintoj, tokį paklausiau savo darbuotojų, ar turit kur jūs dėt vasarą vaikus, sako, ne, tai mes įsteigėm tokį būrelį. STEAM būrelį, suradom, labai talentingą mokytoją, tai mums tikrai labai pasisekė su mokytoja, ir apie 50 vaikų lankė tą būrelį nuo 3 metų. Būrelis vykdavo tokiu būdu, pirmą pusę dienos mes vežiodavom po gamyklas, aprodydavom, kaip gamyklose realiai veikia, ką daro, aišku, po savo gamyklą, robotizuotas gamybinės linijas, elektromobilių surinkimą parodydavom ir kitą pusę dienos jie kurdavo robotus, kad jūs matytumėt nereikia pinigų, iš butelių kamščiukų, iš batareikės ir 3 magnetukų. Buvo pagaminami varikliai, judantys, paišantis robotai ir tai darė roboto ranka, kuri paima ten obolį, gamino vaikai, tribečiai ir jiem pavyko. Ir jie pagamino tai. Na, mano anūkė jau ir dabar
3 metai jie įmoka pakeisti savo automobilių ratą, nežino, į kurią pusę varžtai užsisuka ir kaip atsisuka. Tai yra nuo 3 metų. Nuo 3 metų. Ir tai yra Lietuvos ateitis. Jeigu mes tokių vaikų neauginsim, nemotyvuosim, tai nieko nebus. Ir manau, vienintelis kelias dabar, greitas kelias, kad, žinau, Tomas tą patį daro, mokyklėlę įsteigęs, manau, visi iš visos inžinierijos įmonės privalo kviestis moksleivius, mokyti, edukuoti, parodyti. Taip, tai specialybė inžinerija, kurioje dirbamas kūrybinis darbas. Ir mes nesam žemiau nei kitos pasaulio įmonės. Tai turiu klausimą, gal būtų iš Limpros tokia iniciatyva, kad mes Limpros kaip nariai skatiname tą, skaitykime, inžinerinį mokslą, bet gal galėtumėm prisidėti ir patys prie fizikos, matematikos, chemijos, informatikos mokytojais būti. Ten, skaitykime, pereiti programą ir prisidėti prie lavinimo proceso. Kartą per savaitę galiu skirti ten keletą pamokų. Ar yra tokia galimybė suteikta, gal galim tą inicijuoti į priekį išeiti, nes mes patys remtumėm savo mokinius, kuriuos po to galėtumėm įdarbinti. Aš atsiprašau, kadangi klausimas šalia ir mikrofonas. Tai prie tų 2 mokytojų, kurios pasakė, paruošė, reiškia, švietimo ministerija, galiu pasakyti, kad, reiškia, mano grupiokai irgi praktiškai pensinio amžiaus, prieš pensinio amžiaus, reiškia, baigė kursus, reiškia, gavo pedagogo, reiškia, nežinau, kvalifikaciją, sakykime, ir jinai dabar dėsto fiziką. Tai ne 2, o 3, kaip sakyti. Ir jeigu nori prisidėti, reikia baigti pedagogikos turbūt kursus ir tada galėsit būti fizikos dėstytojas. Tai. Na, šitą klausimą aš buvau iškėlęs prieš kokią 12 metų, kada dalyvavau švietimo ministerijoje su idėja įsteigti STEAM centrus. Deja, pas mus keičiasi valdžios ir STEAM centrai tik tai man atrodo, po 12 metų tik tai jie pajudėjo. Lygiai tas pats klausimas buvo ir tais prieš 12 metų, sakiau, leiskite žmonėm, inžinieriams, pagaliau universitetų profesorius irgi negali dėstyti vaikam. Jis neturi išsilavinimo. Praveskite jiems savaitės kursus, tai yra protingi, aukšto intelekto išsilavinę žmonės, galbūt, tų vaikų jis nesuvalgys, gal vis dėlto perduos tas savo žinias. Jeigu aš norėčiau vest pamokas vaikam, aš jas vedu savo įmonėje, savo stilium, tai žinokit, man irgi neleistų. Nors vaikam, ne vienas vaikas, kai aš vedu savo pristatymą, ne vienas vaikas mobilaus telefono neįsitraukia. Tikrai jos įtraukia tas mano pasakojimus. Bet man irgi neleistų. Tiesiog mokytojų visuomenė yra tokia siena atsitvėrus, kad į jų daržą niekas nelystų. Norėčiau. Labai Tomai trumpai, prašau. Trumpai. Tai labai geras klausimas ir tai iš dalies spręstų problemą, jeigu leistų vis tik tai profesionaliai dirbančiam inžinieriui ateiti ir karts nuo karto bent jau pravesti pamoką. Gali būtent tas fizikos mokytojas šalia ir viskas tvarkoj, bet nereikalauti būtent to išsilavinimo, nereikalauti to pedagoginio dalies ir nesitikėti, kad jisai bus įdarbintas toj mokykloje. To visai nereikia, ne? Jeigu turi, kad ir pusę etato fizikos mokytoją ir galėtų leisti įmonių atstovams sudaryti grupę sąrašą žmonių, juos gali pasitikrinti, kad jie tikrai ten dirba tais inžinieriais, jie turi kompetencijų ir gali ateiti ir įdomiai papasakoti apie tai, ką kuria inžinieriai tiem vaikam per fizikos, chemijos, ten biologijos pamokas. Ir tų įmonių šiose srityse Lietuvoje yra labai daug ir įdomių. Ir čia nekalbėkime tik apie elektroniką, ne? Ir biochemiją, ir viskas tai yra labai įdomių dalykų. Ir jeigu leistų, tai tas ir įvyktų. O dabar visas verslas turi savo tas mini akademijas, formaliai, neformaliai įsikūrė, tas formalumas yra tik tai tame, kad vieni paviešinė, kiti ne, bet visi tą daro iš tikrųjų. Tai yra, ką reiškia adaptacija darbuotojo, ogi tai reiškia, kad įmonė moko tą darbuotoją. Kodėl tą moko ir pas vienus tas mokslas vyksta nebūtinai ten tuos 3 mėnesius bandomojo laikotarpio, o tas trunka, aš nežinau, 2-3 metai, ne, kol pradeda kurtas inžinierius. Kodėl tas neįvyksta švietimo sistemoje? Ne? Čia yra ilga diskusija, bet klausimas yra labai labai geras. Jeigu mes suintegruotumėm potencialą, kuris yra versle, į švietimo sistemą
Tai neturėtų būti kažkokių tai finansinių ryšių tarp to, ne? Mokykla neturėtų mokėti tiem inžinieriam, tie inžinieriai neturėtų dirbti toje mokykloje, bet bendras interesas jis yra ir jeigu tik tai būtų leidimas, jisai spręstų iš dalies problemą. Šitas klausimas yra pateiktas Švietimo ir mokslo sporto ministerijai. Galima duoti Boguslavui žodį, aš suprantu, kad labai norisi pasikalbėti. Boguslavai. Taip, gerai. Labai trumpai šiek tiek daugiau spalvos dėl mokyklų, nes čia labai plati tema, kaip matote, ir galima labai daug šnekėti. Bet kitas įsijungia momentas, kad čia yra teisinga ir tikriausiai anksčiau ir vėliau vyresni mokytojai, inžinieriai turės ateiti į tą sistemą, kitaip tiesiog neapsidaros ir neturės ką daryti. Bet įsijungia kitas mokyklų momentas. Mes, pavyzdžiui, buvom pirmais metais su elektronikais paruošę pagal mokymo programą įmonėse arba aukštosiuose užfilmuotus užduotis, grinai įduoti, kad sudominti tą moksleivį ir panašiai. Bet įsijungia kiti dalykai, kad mokyklos yra taip sufokusuotos į egzaminų paruošimą, nes pagal tai daro reitingus ir panašiai, kad yra nemažai istorijų, kur žmogų, kuris galvotų stoti į inžinerinę specialybę ir svarstydavo, kaip anksčiau reikėdavo fiziką laikyti arba kitus dalykus, jo net mokytojai atkalbinėja ir neprileidžia prie egzamino, nes jisai sugadins tiek mokytojų reitingą ir reikės ataskaitas rašyti ir aiškintis, kodėl, tiek mokyklai numuš bendrą reitingą. Tai čia yra dar kitas faktorius, kuris dar įneša probleminių didelių aspektų. Vėl mes kalbame apie tai, kad vaikas yra ne produktas. Kada vaikas taps produktas, bus kitas požiūris. Boguslavai, jūs esate ir profesorius, ir buvote, reiškia, ir patarėjų vyriausybėse, valstybėse. Čia vis laik akmenukai krenta į valstybės politikų daržą. Jūs žinote šiek tiek jų virtuvę. Duokite mums išvalgų nurodymo, ką mums reikia daryti tiek verslui, tiek švietimo bendruomenį, kad įvyktų pokyčiai politikų arba valdžios koridoriuose. Nieko savo. Nustumė mane visai. Kolegos, aš aišku dažniausiai, kiek mane girdite, su politikų opozicijos kontekste. Politikos, ne? Ir sprendimas yra tas, kad priima sprendimą tas, kuris turi galią. Galią turi žmonės, kurie vienaip ar kitaip pasisavina didesnę dalį to turto, kurį mes sukūrėm. Tai yra dėsnis. Taip, visada, kuris pasisavina, daugiau jis valdo. Mes nelabai žinom, o čia šito auditoriją nelabai žinom, bandėm su jumis važiuodami suprasti, bet aišku, kad kažkas valdo, kuris turi galią ir realiai jo požiūris, jo interesas valstybės tvarumų nėra didelis. Žinau, kaip jas svarsto, kadangi pagrindė jų pinigai vis tiek yra šitos valstybės, bet daug sprendimų matom, kurie nėra efektyvūs. Bet čia sakau, juodos tamsios spalvos, aš manau, nespręskim. Jie yra stipresni, jie valdo. Palikim šitą kaip status quo. Dabar aš tik tai sistemiškai noriu atsakyti jūsų klausimą, bet dar porą žodžių sureaguosiu į diskusiją. Negerai, Tomai, negerai kalbėti, kad tai yra brokas. Taip reikia pamiršti. Čia jūs iš praeities. Retrogradas kažkur iš tarybinės sistemos. Bet gali būti. Šiandien negalima reikalauti, kad 100% besimokančių vienos ir kitos profesijos dirbtų patalk profesiją. Kadangi jūs negalite garantuoti apie savo verslą. Jūs jį nukreipsite, o po to mes turėsim, reiškia, kaip atominė energetika KTU. Jie puikiai ruošia. Ką dabar? O jūs buvot vienas iš tų, kurie sakėt, ruoškit, kad jie įsidarbindavo 100%, bet po tam tikrų metų jau nieko negavo. Todėl tai yra svarbus rodiklis. Bet jis neturi būti taip griežtai reguliuojamas. Pagrindas turėtų būti kokybė. Kokybė. Kokybė, dar kartą kokybė. Pati kokybė generuos tos procentus ir negeneruos broko. Suprantate? Todėl jeigu jis dirba Barboroj, kodėl jeigu jis gerai jūs prisimena, jis turi gerus, reiškia, rezultatus, tai yra mes pasiekėm savo. Matokim, tą, kai jūs sakėte, tą pasitenkinimą, jo gyvenimo lygį, ten yra mūsų kokybė, ten mūsų yra atsakomybė. Todėl šitą mes rodiklį matavom, viską, nėra laiko labai plačiai, bet mes šitą matavom. Mes tada apribojom priėmimą į žemės ūkį. Reikia žiūrėti, kiek įstoja, bet tam tikra norma turi būti. 50 jau yra gerai. Ir sustokiam. Visa kita yra rinka. Mes rinkomės demokratinėje šalyje. Todėl žmonės turi pasirinkti, ir jis baigs gerą fiziką, chemiją, o taps po to reiškia kirpėjų. Sorry, bet jis vis tiek bus kirpėjų, fizikų ir
besikerpant pas fiziką, galėsit su juo bendrauti apie, reiškia, Boilio Marioto dėsnius ir panašiai. Visai gerai, bet jis bus kirpėjų. Ir aš žinau, kad nėra laiko, bet aš turėjau sureaguoti. Kirpėja fizikė. Jeigu būna labai malonu, labai gerai, super, gal chemikė gali būti, gal geriau. Taip, cheminis naujo. Absoliučiai, chemikė būtų geriau. Žinos cheminės formulės. Taip, tik noriu ne tik, kad apginti ar atstovauti, bet aš žinau, mes tą tyrinėjom. Šitiems tyrimams, Lietuvos tyrimams, šitiems yra 20 porą metų. Mes tada daug turėjom įtakos, bet po to ministerija atsisakė ir žodžiu, nenoriu nieko kaltinti. Dabar antrą, ką norėjau pasakyti, dėl to, ką jūs sakėt, praktikas pedagogų. Vat kai buvau patarėjas, tada parašiau, tai šitam sprendimui jau 7 metai, galiu grįžęs namo atsiųsti kiekvienam, kuris norite. Pateikta buvo, dar ministrė buvo Petrauskinė, atrodo, apsidžiaugė, ten viskas aiškiai parašyta, kad praktikas gali dėstyti. Aš sugriežtinau, nepaprastas praktikas, o turintis pedagoginę praktiką. Tai faktiškai, kaip sakėt, profesorius ar net docentas. Užtektų mano nuomonė, bet čia susitarimo reikalas, 5 metai praktikos, kur buvo laikas, būtų laikas pasireikšti. Aišku, bet ten aš jau sakau, kad būtinai turi būti kursai. Mažai to, aš gerbiu pedagogų bendruomenę ir pripažinimas manęs, profesoriaus, kaip pedagogo, būtų jų rankose. Atlikęs pas jos praktiką, minimum 1 metai, jie mane akceptuodavo kaip dėstytoją, mokytoją, suprantat? Visas išsaugojau tą pagarbą jų lomui, kaip sakėt, uždaram, kad aš su visom kompetencijom vis tiek ateinu. Ir jie mane, bet aišku, aš ten sakiau, kad tai neturėtų būti eilinis jau tas mokytojas. Jis iškart pretenduotų į aukščiausią mokytojo pakopą, kadangi jo kompetencijos, žinios, viskas. Ir tą jūs teisingai, Tomai, sakėte, už tai reikia mokėti. Todėl negerai sakyti, kad tegu dėsto ir nemoka. Ne, kaip tik dėsto ir gauna papildomai. Ir jeigu tas inžinierius, kuris toks draugiškas, nori ateiti į mokyklą, sumokėkime jam 2 už valandą mokytojo. O ne vien, absoliučiai eikim tą keliu, kurį jūs susakėte, kadangi gaus pigiai, nevertins ir tokiu būdu nebus. Jeigu norite, mes jums malonę darom, jūs neturit, mes jums teikiam paslaugą, mes aukojam savo laiką. Tokiu būdu tie sprendimai yra. Naujas buvo, ponė ministrė, vėl pasiunčiau jau dabar, nebūdamas patarėjų, nieks neatsakė, dabar ir naujas ministras, jis gavo, kaip buvo viceministrų Jakštas, jis gavo šitą, aš kas kart siunčiu tos, būtent viskas aiškiai pasakyta, gerbent visas struktūras. Ir aišku, būtinai turi būti kažkokie kursai, bet aš sakau, pavyzdžiui, jūsų bendruomenė, kaip sakėt, galima grupinį daryti mokymą, suprantate, nuotoliniu būdu ir faktiškai, aišku, turi būti ataskaita, turi būti egzaminas, kas nori rimtai pažiūrėti, bet tikrai turim suvokti specifiką vaiko, nieko čia manęs nenužemins, nei ką, turiu skirti laiką, taip, ką jūs darot, labai gerai darot, bet jeigu norite už tai atlyginimą, būkit mielas dalyvaukit, jei nenorit gauti atlyginimą, viskas, tada ok, tada darot kaip išeina, lieka su jumis mokytojas kartu, taip aš galiu būti be mokytojo, ir pretenduoti į atlyginimą. Viskas, viskas tas yra surašyta, 1:1, galim dar susitikti, kažką patobulinti, bet faktiškai kalbos nėra. Tai geriausias kelias, kaip praturtėtų bendruomenė, reiškia pedagogų, kai ateina žmonės su kitų požiūriu, su kitais principais. Super, visi laimėtumėm. Kodėl to nedaro? Dabar atsakau jūsų klausimą. Kadangi, mėly kolegos, valdo interesai. Ir mes nemokam pažadinti interesą. Koks yra homo sapiens interesas? Koks yra biologinis sistemos interesas? Jis labai primityvus. Faktiškai tik tai 2 kintamieji. Baimė ir interesas tiesioginis. Viskas. Kodėl mes neišsukuriam baimės, taip? Nėra prievartos iš mūsų pusės, nėra streikų, daužimo. Todėl jie eina, viskas buvo pasakyta, lengvesniu keliu. Mėly kolegos, tokia yra politika. Tokia politika. Ir ateina mintis nėra vertybė. Jeigu mintis nėra baimė, arba mintis nėra interesas. Mintis kaip tokia, išmintis, jinai neveikia. Tai veikia mažam būrelį žmonių, kuriems išmintis yra vertybė, interesas. Jie reaguoja į šitą. Visi kiti ne. Todėl jeigu kažkas neturi valdžio, jis šito nepriims. Jis reaguos į paprastesnius interesą, materialinį interesą. Taip valdomas pasaulis, taip valdoma Lietuva. Aš man atrodo atsakiau. Ačiū.